Sveiki, brangūs žiūrovai, prisijungia dar vieną mobilios rankos epizodą. Žodžiu, susidėvėjimo žymes šalinsime nuo šio šalmo, kur jau kyla pavojus, nes yra gan rimtai subraižytas. Ir matomumas pro jį tikrai yra prastas. Tai kelia pavojų ne tik jam, bet ir aplinkiniam. Aš, pavyzdžiui, įsidėjęs šalmiuką labai sunkiai matau. Kitas dalykas, kai šviečia prieš tave važiuojančio automobilio lempos, tas subraižytas stiklas, tas spindulį išskaido po stikliuko, jūs nebematot aiškiai, o jūs jau akina. Ir šiam šalmui nėra pirkti jokio kito stikliuko, šalmiukas tikrai patrauklus, manau, kad kokybiškas ir geras. Ir žodžiu, darom detailingą, detalizavimą šitam šalmiukui. Tikrai neįsigaskite, kiek matote produktų ir įrankių ant šio stalo. Aš dabar jums demonstruosiu paprastą, pavadinkim, bet kokybišką. Pasidaryk pats techniką su namų apyvokos daiktais, pavadinkim. Nu, išlaidų nedaug. Ir profesionalų variantą, kai jau naudojam profesionalius detalizavimo įrankius, priemonės. Tai žiedžiu. Budžetiniam variantui jums tikrai rasite teptuką arba šepetuką. Niekaip neapseisim be produkto. Tai yra, šiaip įmanoma būtų apseit, bet rekomenduoju panaudoti šitą, nes jums jo prireiks ne tik šalmui, bet ir automobilio priekiui, lempoms, bamperiui pašalinti vabzdžių liekanas. Tuos vabzdžių išskyros yra rebalotos, ten pilna baltymų ir kitų medžiagų, kur veliasi ant kėbulo, ant lako. Ir geriausia šalinti yra saugiai ir veiksmingai su chemija. Tai norit, nenorit, reikia prasiardyti šiek tiek tą šalmą dėl geresnių rezultatų. Išsiimsim stikliuką, kad jį būtų patogiau išdirbti iš abiejų pusių, o stikliuką pasidėjus į šoną apsiklijuojam šalmą ir pradėsiu nuo maloniausios dalies, nuo šalmiuko lako, nes jį dengsiu dar paskui papildomą apsauginę nano dangą ir reikia, kad šiek tiek pastingtų, atskirai pabūtų vienas be stikliuko. Nu, jie kartais susipykę būna, tai žodžiu šalmiukas sako, davai, duok man pailsėti nuo to stikliuko bjauraus apsinešus, aš jau nebegaliu jį žiūrėti. Ir sako, sutvarkyk mane ir mano nuotaką. Taigi likite iki video gal ir pamatysite kosmetinį remontą. Tai dabar ir pradedam šalmo poliravimą. Kaip matėt, toks mini prabėgimas su vidutinio kirpimo mikroploštos padukų mažiukų ir heavy cut pasčikė. Po to žiūriu, ką daro kempinė vidutinė ir užbaigiamasis padas. Pasižiūrėjau rezultatą, nieko gero, pasiėmiau vėl vilną. Žodžiu, skutu su vilna ir matot ant suktuko, čia tas biudžetinis variantas susideda toks priedėlis, ant kurio dedasi poliravimo pastos, padukai ir galima dirbti su suktukų poliravimo būdu. Bet jeigu prieina dulkių į tarpus tarpelius, iš karto išsivalykim poliravimo pastą su švelniu šepetėliu. Paskui, kai užstingsta, labai sunku bus išvalyti ir labai negražiai atrodo, kai tarpuose yra poliravimo pastos likučių. Tai poliravimas tęsiasi, radau jau geriausią būdą, tai suktukų vilna. Tada mažas detalės pasiėmu vėlgi rotacinę mašinėlę, čia naudoju ir biudžetinį, ir profesionalų įrankį, bet jūs atskirsit, kad toks rezultatas, pasidžiaugim. Užsiklijuoti reikia tam, kad neprisilaistytumėm ten tų pastos ir chemijos ant tų gumelių. Būtina apsiklijavimas detalių, kurių nenorime liesti. Po poliravimo pasidengiam keramikinę dangą, skirtą lakui, apsauga nuo saulės išblukimo ir nuo visokių vabzdžių, dervų, apnašų. Lengviau nusivalys paprasčiausių skuduriukų. Kaip matot, stikliukas tikrai gyvenimo matęs ir išsinešiojęs. Bet toj po keletos prisilietimų vėl įgys prekinę išvaizdą. Pradedam stikliuko poliravimo, net labiau įbrėžimų šalinimo etapą, nes poliravimas yra, kai mes sukiriam blizgesį, o įbrėžimų šalinimas, kai mes einam gilyn į laką, į paviršių, mes jį skutam, norim sulyginti į vieną liniją paviršių, pašalindami visus įbrėžimus. Tai pradedu rankytę, kaip sakau, biudžetinis variantas, įsivaizduokit, kad jūs neturit mašinėlių ir nusiperkat būtinai kempinės principą, su kempinė esamą švitrinį popieriuką. Paaiškinsiu gal kada vėliau, kodėl su kempinė. Sekit, likit, prenumeruokit, kam įdomu. Ačiū. Tai
toliau su mašinėlė skutu, ne? Mes paskui matysim, aš pakomentuosiu rezultačiuką, kuris mane labiau tenkina ir ar verta turėti daug įrangos, ar užteks va taip va paprastai. Tai va, pirmas buvo ranka, antras per vidurių mašinėlę, tas pats popierius, o trečia jau net neskutu, skutu tik su vilna, nes vilna irgi yra kirpimo padas, jis braunasi į paviršius, į skutą, brėžimų šalina, ne taip kaip švitrinis popieriukas žinoma, bet labai efektyviai ir nepalieka labai didelio to rūko, ne? O dabar ką prisibraižysim su švietimo popieriais, tą mes turėsim vėliau kuopti. Bet pasakoje to, galime giliau įlysti paviršių, greičiau išskusti giliosius įbrėžimus ir būtinai apsivalom padą, kas kart, švitrinį tą popieriuką su šepetėliu, kad nebūtų jokių kietų dalelių, dulkių ir kad ta dalelė ten nepribraižytų. Ir dar atminkite tokį dalyką, reikia dirbti plokštuma. Padas yra plokštuma, ne, kuris sukasi, o mūsų skydelio stikliukas yra išlinkęs. Ir mes turime realiai tą padą taip glausti, kad visur pagal išlinkimą būtų paliesta. Jisai neliečia visą plokštumą, jisai liečia gal ten maks 2,5 cm plotį, o skydelio plotis apie 7 cm. Suprantat, jūs turit dirbti plokštumą ir tą plokštumą išgaudyti kelių centimetrų darbinių plotų. Rankos judesiai turėtų būti įvairiapusiai, į visas pusės, aplink, su kuriukais, kad susimuliuotumėt mašinėlės judesius, kuris suka į aplinkų į savašį ir iš šonus. Tai su rankyte irgi labai smulkus judesiukai turbūt negali būti labai išilgi per visą ekraną ir į vieną kryptį, nes jūs dar prisibraižot papildomai, kurie sukurs iliuziją, kad stiklas yra irgi subraižytas. Jūs realiai turit į visas pusės įbrėžimus išgaudyti įvairiausius, ne? Tai, žodžiu, su rankyte atsargiai dirbam. Dabar prieinam prie profesionaliosios dalies, ne, per vidurį, tai kai jau naudoju aparačiukus, mašinėlės ir dabar skutu su Evokaro vilna, rotacinė mašinėlė, Evocar Heavy Cut pasta. Tai ši kombinacija gerai skuta. Mes iš įbrėžimus ir šalinam skusdami, tai pasižiūrim rezultačiuką, aišku, tikrai čia ne tas galutinis, dar ana pusė subraižyta, bet šviesos rautas jau aiškesnis, mažiau voratinklio aplink šviesos rautą, bet matau, kad tikrai iki pilnos laimės dar reikia ką nuveikti, tai vėl apsivalom padą kas kart. Reikėtų geriausia su šepetėliu tą padą daužyti ir priliesti šepetėlį apverstus į apačią, bet jums demonstruoju atsukęs, tai dulkės pagal gravitaciją turėtų kur iškrist. Tai žodžiu, kas kart paduką prasivalyti yra gera idėja. Taip pat gera idėja yra, naudojant švitrinius popieriukus, pradėti nuo mažiausiai žalos pridarančių. Nes švietimo popieriais, kai dirbam, mes braižom paviršius, bet su tais braižymais mes biškį jų skutam. Todėl reikia apskaičiuoti tą skutimą tokį, kad išimtumėm įbrėžimus per daug neprisidarę jų papildomai ir įbrėžimai išėma įbrėžimus. Pagaunat? Nubėgau ant saulytės pasišildyti, kaip drežiukas ir geriau matyti įdirbamą plotą ir ką aš galiu pasakyti, nemaniau, kad vidinis stikliukas ant tiek irgi bus susinešiojęs. Žodžiu, mane labai patinka, čia dar yra tokių vidiniam stikliukai įbrėžimų, nes aš to vidinio stikliuko net nešvičiau švitriniu popieriuku ir yra tie įbrėžimai, kurie mane biškai nelabai patinka. Bet jau tingiu be prieiti su tais popieriukais, žinokit, tas vidinis stikliukas, jisai jautresnis ir daug planesnis. Čia yra iš jūs tokia kaip plevelė. Su šveitimais čia gali prisižaisti, yra biški vieta, sakyčiau, su kokiais 2-3 tūkstančiais pavaryti. Bandykim. Žodžiu, su rankyke einam, pabandysim. Tai pasiemu vis dėlto švitrinį popieriuką ir rankytę dar švelniai paišdikauju. Tai dabar tos įbraižymus reikia mums pasišalinti. 2-3 tūkstančių švietimo popieriaus padliktas žymės galima pašalinti su kieta poliravimo kempinė, kur irgi yra kaip ir skutimo, bet jinai yra iš porolono, ne, bet tokia kieta ir tokia aštri, kad irgi skuta. Po to aš pasibaigiau finišu, žiūriu, kad jau biški geriau, neblogai, o geriausiai atrodo vidurinė dalis, bet šonai, kurie buvo poliruojami šveičiami ranka, nieka nenusileido. Aš nustebau, kad iš tikrųjų sunku yra pamatyti didelius skirtumus. O kad mūsų padai būtų irgi švarus, turim įsigręžti, įsivalyti ir pasiruošti kitam kartui. Ir pasidengiu keramikytę nano danga, kad lengviau valytųsi klientui vabzdžiai sekančiuose.
Nu senelė, va, šalniuką atnaujinau. Seniai šitas vaizdas. Tai aišku, dar pavažinės, žinai, nereikės pirkti naujas. Ne, vis tiek reikia. Kai jau atsiras dama ir reikės antrą šalmą, tada ir pirk antro šitą palik. Bet pakol kas aš manau, kad gali dėvėti, kam taškytas šaibas, kai geras daiktą turi, tikrai geras šalmas. Man tai jis labai patinka. Nu, tuo laiku, lazer prieš 15 metų, tuo laiku aš dar normaliai mokėjau, kai primenu senus laikus. Dabar ką tau reikia padaryti? Užsiklijuoti pusę stikliuko tamsinimo plevelės, nes dabar kaip tik yra nupoliruota ir lygesnis paviršius labai tinkamas klijuoti paviršių plevelę. Bet jeigu kažką tas darys žmogus arba tu darysi, čia turi biškį irgi papoliruoti, nutrinti tą nano dangą, kurią padengiau, kuri neleidžia prikibti lipdukui. Tai dabar reikėtų iki pusės stikliuko nupoliruoti ir tada klijuoti tamsinimo plevelę. Gaunasi taip, su tamsintų stikliuku dienos metu yra smagu. Dienos metu. Taip, bet jau kai ateina tas vakaras, kai tu važiavau, aš kažkada važiavau gal kokios 9, jau su juo nėra taip smagu. Tai geriausiai yra šalmai tie, kurie turi šitokį skaidrų stikliuką ir tiesiog užsidedi tą, yra tas užsislenki, žinai, nuo saulės. Akiniai. Jo, iš vidaus išlenda. Tai va šitai yra geriausia. Tie geriausi. Bet aš sakau, aš jį noriu palikti kaip antrą. Aišku, reikia turėti ką vežti. Manau, antrą pasimsi, kai bus ką vežti. Žiūrėk, čia pasakė rapčiuką. Ir ačiū, ponios ir ponai, kurie žiūrėjote šį epizodą. Susimatysime kitose. So what do you do for a living, bro? This kind of car you're driving, huh? Nieko? Nuo mažens svajojau turėt namus, kuriuose galėčiau jaustis ramus. Tiesiog išskleis sparnus ir žiūrėti priekį, negalvot apie tai, kaip šypsena paslėpti. Nenorėti bėgti nuo realybės, rankas ištiesti padeda nuoširdžiai. Jei ir paskaudėtų, tai bet nepamiršti, kad dėl savo vietos verta pasikankinti.